Sveiki! Šiandien pasimokinsime tokio labai paprasto, bet labai gero kvėpavimo pratimo, kuris ypatingai padeda, kai yra kažkoks nerimas, netgi, pavyzdžiui, panikos ataka prasidėjo, ar nerimo ataka, ar tiesiog dėl kažko nerimaujate, daug minčių galvoje, net jeigu negalite užmigti. Tai va tos visos situacijos, kur ar ne, minčių traukinys paėmė viršų ir reikia tą traukinį stabdyti, ar ne, kad galėtumėt spręsti kažkokią situaciją, kad tiesiog nurimtumėt, ar ne, mes nei vienas nenorim būti tame nerime. Tai šitas kvėpavimo pratimas, jisai tikrai nuostabiai padeda. Samavriti. Samavriti iš sanskrito kalbos išvertus reiškia lygus kvėpavimas. Šitas kvėpavimas susideda iš 4 dalių. Tai yra įkvėpimas, sulaikymas, iškvėpimas, sulaikymas. Šitą kvėpavimo pratimą iš tikrųjų labai daug naudoja psichologai, psichoterapeutai, įvairūs coachingo specialistai ar terapijų specialistai. Ir kas nesidomi joga būna ar ne, tai vadina šitą kvėpavimo kvadrato kvėpavimu. Toks labai paprastas iš tikrųjų apibrėžimas jį įsiminti, ar ne, nes iš karto žinom kvadrato kvėpavimas, nes būna kartais sanskrito terminus sunku atsiminti, samavriti, ar ne, čia koks tas samavriti buvo kvėpavimo pratimas. Tai va, ir šitam kvėpavimo pratime mes tiesiog sėdim, ar ne, arba einam, ar ten dar kažką tai darom, reikia nurimti, net galit, nežinau, valgyti, daryti, kažko sunerimot, ar ne, ir pasidaryti kvėpavimo pratimą, taikykit juos visur. Tai mes čia darom įkvėpimą ir skaičiuojam, pridedam skaičiavimą. Galite, jeigu pradžiai mokotės dar ar ne taisyklingai kvėpuoti, dar sunku giliai įkvėpti, galima daryti įkvėpimas 4, sulaikymas 4, iškvėpimas 4, sulaikymas 4. Toliau jau truputėlį gundat, ar jaučiat, kad atlaisvėjo kvėpavimas, gal nuo įtampos buvo užsigniaužęs, galima daryti įkvėpimą 6, sulaikymas 6, iškvėpimas 6 ir vėl įkvėpimas 6. Tai va taip, ar ne, tarsi tuo kvadratu ir keliaujam, neįkvėpimas, čia turėjo būti sulaikymas, atsiprašau. Tai va, ir paskui net jeigu dar įgundat, ar ne, dar atlaisvėja kvėpavimas 8, 8, 8, 8. Ta patį darom principą. Tai va, tai toks paprastas tikrai kvėpavimas, kvėpuom tiesiog natūraliai, pilvas turėtų judėti iš to kvėpavimo metu, ar ne, kad ne krūtinė įkvėpinėja, o mes mokomės įkvėpti pilvu, ar ne? Ir pirmas mūsų darbas apskritai su kvėpavimo pratimais, svarbiausias darbas yra išmokti taisyklingai kvėpuoti ir tada mes tarsi ant taisyklingo kvėpavimo statom visus kvėpavimo pratimus. Tai mes dabar pasibandykime visi kartu šitą kvėpavimo pratimą. Darysim su kumbakomis, su laikymais. Atsisėskit tiesiai, patogiai, pečius atpalaiduojam, veidą atpalaiduojam, galit užsimerkti, aš pradžiai jums pravesiu, pabandysim tai pavarijuoti. Ir aš vedu ir savarankiškai padaryti. Kūnas tegul būna tiesus, smakras taip švelniai vos į apačią. Padarom pradžiai gilesnį kvėpimą ir iškvėpimą, kad pajaustume savo pilvą, jo judėjimą. Dar vieną tokį gilesnį įkvėpimą ir iškvėpimą, kaip dirga pranajamoj. Ir dabar keliaujam į kvėpavimo pratimą. Įkvėpiam per 4. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Iškvėpiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4. Pabandom dabar savarankiškai kelis kartus.
Toliau tęsiam per 6. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pabandom dar porą kartų savarankiškai per 6. Dar pabandom porą kartų per 8. Jeigu jausit, kad per sunku, tiesiog likit prie 6. Aš pabandysiu su jumis per 8 padaryti. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar porą kartų savarankiškai pabandom padaryti. Tyloje, viduje skaičiavimas. Palengva pabaigsi mūsų kvėpavimo pratimą. Tai štai labai paprasta, galite net einant kvėpuoti, daryti šitą kvėpavimo pratimą. Galite automobilyje ar ne, galite susirinkimo metu, net jeigu labai stresuojat, susirinkimo metu savo tyliai mintise skaičiuojat ir pasidarot, ar ne. Mes, kaip sakau, jogai, pasauliečiai, turim šitas metodikas, šitas technikas taikyti pačiose neįprasčiausiose situacijose, ar ne, kad padėtume savo neužsibūti emocijoje, o tarsi nukreipti dėmesį į kvėpavimą, suvaldyti kvėpavimą, nes streso metu, kas vyksta mūsų kūne, tai aišku, visi organai iš karto sureaguoja, hormonų sistema, bet kvėpavimas irgi ypatingai jautriai reaguoja net į mūsų mintis, ką jau kalbėti apie išorės įvykius, ar ne, reaguoja mūsų emocijas. Ir mes tarsi pirmiausia suvaldom kvėpavimą, pridedam skaičiavimą, mes tada įgaunam tą galę adekvačiai mąstyti, nes būna mūsų emocijų upės nuneša. Ir mes tarsi būnam pajėgus mąstyti tik iš emocijos, o ne iš savo
tokio, kaip pasakyti, racionalaus mąstymo, kurio kartais reikia, ar ne? Ne tik mūsų gyvenimas turi būti apie pajautimą, jis irgi reikalingas, bet va ta logika, tokia išmintis irgi reikalinga. Tai va čia priklauso nuo situacijų, mes turime šitais dalykais varijuoti per situacijas, neturim užstrikti viename ar kitame. Tai va, tai šiandien tiek, ačiū Jums, linkiu praktikuoti, galite į vakarę daryti prieš miegą, jeigu neužmiegate, galite daryti ir ryte, jeigu prabundate galbūt net su nerimu, tai va, praktikuokite šitą kvėpavimo pratimą visuomet. Ačiū Jums ir iki.